Bei sveiki su jumis vėl aš Dovydas ir šiandien aš noriu pažaisti vieną Roblox žaidimą kaip lengviausias žaidimas Roblox'e. Tai pradedam. Jūs galvojat, kad čia paprastas žaidimas, kur tiesiog yra medžiai, kažkoks rutuliukas ir trofėjus ir čia nieko įdomus nėra, bet šitam žaidimui yra 89 pabaigos. Tai reiškia, kad 89 skirtingais būdais aš galiu iš čia kažkaip išeiti. Pavyzdžiui, iškart kas ateina į galvą, tai va, čia yra kažkokia duobė, tai iškart ateina į galvą, tai prieit prie šios taurės. Ir va, aš gavau achievementą, tai aš laimėjau, va, achievementas. Ir taip yra visos likusios 88 pabaigos. Tai, žodžiu, mes vieną pabaigą turim, tai nežinau, kaip mes kitaip galim, bet, pavyzdžiui, jeigu tiesiog nukrist ir numirt, taip, mes gavom achievementą ir tai yra pabaiga, tai nukritimas. Tai va, taip yra visas žaidimas. Tai, bet aš matau čia kažkokį geltoną rutuliuką, nežinau kas. Oi, galima stumdyti. Labas rytas, jis mums sako. Nu, bet nežinau, ką galima su šitą geltoną dalyku daryti, bet jeigu, pavyzdžiui, jį tiesiog numest. Aš noriu tiesiog jį numest. Galima jį tiesiog numest. Mes krisk. Ha. Ką, čia geltonas vanduo vepa? Ir ką? Gerai, o jeigu jį pabandytų nuridenti iki to taurėstos, tai... Jisai rėkauja, nešūkau. Nu, bliam! Nepavyksta. Kodėl jis to paraudonu? Ką? Palauk, tai jeigu aš dabar numesiu bus raudonas? Gerai, nesvarbu. Palauk! Nesiridenk, prašau. Prašau. Kas čia? Aš jau kažką radau. Ką aš paspaudžiau? Kas čia yra? Po 116-115 sekundžių čia aktyvuosis bomba. Ką, aš tiesiog gausiu achievementas, BUM! Susprogot, ne? Tiesiog kristalai, tiesiog... Čia kažkas yra. Skeletas, kodėlgi ne. Galima nepaspausti, šokinėti. Čia tiesiog, ir čia kažkokie akmenys, kažkoks tiesiog urvas yra ir viskas. Ir, žodžiu, mes susproksim po, jau žinot kiek? Po 86 sekundžių. Tai jau labai greitai. Čia irgi yra kažkokia duobė. Palauk, aš noriu... O, dar vienas achievementas. Aš dabar supratau, kaip čia gauti 89 spygliai. Palauk, aš noriu dar kartą. Man reikia šitą rutuliuką. Ne, palauk, stok! Ne, nu, blemba. Palauk, gal man tai pavyks. Blemba. Viskas yra geltona ir sūris ten, ne trofėjus plaša. Aš noriu pavalgyti sūrį. Galima. Aš noriu tą pavalgyti, prašau. Dar vienas achievementas. Ir tai yra sūris. Achievementas vadinasi sūris. Pala, bet aš norėjau pabaigti tą dalyką su to urvu. Tai palaukit. Ne, prašau, nu nesirite. Gerai, pala, aš pabandysiu. Ar aš galiu tiesiog ten eiti ir sugriauti? Bum. Ne, čia reikia tik rutuliuko. Tiksliai, jeigu dabar jis yra raudonas, o kas bus, jeigu jį numest? Jis tada turi tapti raudonas? Pabandom. Šokom. Čia dabar viskas yra raudonas, o tas geltonas tapo rutuliukas. Gerai. Tai, plak, stop, ką? Ten kažkas yra. Matot? Pinigų maišas kažkoks, tai. Reikia kažkaip ten nueiti. Bet pirmą aš noriu paimti šitą obuolį. Viskas. Pabaiga. Obuolys. Nu jo, tai čia big brain, čia tiesiog taip lengva. Gerai, bet aš noriu vis dėlto jį nuridenti iki to urvo. Prašau jūsų. Aš noriu labai atsargiai nusiridenk. Prašau! Nesiridenk į duobę, prašau, tavęs nereikia. Aš pas nukritau. Reikia dar kartą labai atsargiai pabandyti. Bet gerai, plavala iš naujo. O jeigu tiesiog begalybę karštą rutuliuką numestinėti į žemę, į duobę, tai yra. Čia, dar kartą numesim. Dabar jisai dar vis geltonas, bent jau raudonas, taip iš pradžių. Ar man reikia nukristi šitą duobę su juo ir tada jį numesti? O, va dabar jau gerai. Dabar jisai jau raudonas. Ir jeigu aš jį numesiu ir vėl eisiu paskui jį, tai jis dabar geltonas. Bet reikia dar kartą jį numest. Dar kartą jį numetam. Dar vis geltonas. Dabar raudonas. Jeigu dabar jį numesti dar kartą, jisai taps koksai. Jis geltonas.
Ne, aš tikiu, kad jeigu dar kad tai numesi, taps kitas spalva. Šiau atspėjom. Sapo, violetiniu. Geras. Tiesiog violetiniu. Gerai, tai tada jį nuridensim. Ir bus violetinis pasaulis. Ir dabar ten vyšnė. Ar kažčia? Ne, čia ne vyšnė, čia šitas vynogės. Čia vynogė ar ne vynogė. Nu, nežinau, žodžiu, bet čia kažkas yra ir mes einam. Ir tai yra vynogės. Grapes. Gerai, bet aš noriu jį ten įstumti į tą urvą. Aš dar vis tai noriu padaryti. Dabar viskas. Pasimatysim, kai aš pagaliau, kai man pavyks nuridenti kitos pusės. Tai... Bet gal iš pirmo bandymo? Kas da? Ir taip, iš pirmo bandymo pavyko. Net nereikėjo jums laukti. Tai čia aš suprantat? Geriausias Roblox žaidėjas. Palauk, nesiridengtum. Va, ir opa, viskas. Einam. Dabar vėl. Mes detonuojam save. Ir jis susprogs po 115 sekundžių. Jo, bet čia daugiau nieko nėra, nes mes jau šitą pabaigą gavom, o šiaip dar yra tik tai skeletas, bet aš neįsivaizduoju, ką šito skeletų daryti galima. Tai tiesiog kol kas aš nežinau. Ir čia dar šiek kristalai, gal su jais dar kažką. Bet ne, tikriausiai. Žodžiu, tiesiog laukiam, kol praeis tie 7-5 likusios sekundės. Nu va, jau liko 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. O! Achievementas žlugimas. Nu gerai, dabar taip. Mums reikia dar kažką sugalvoti. Žiūrėkit. Čia yra šitie kalnai visi ir aš matau ten maišą, tai gal mes galim kažkaip taip šitą rutuliuką. Nu ne, kodėl, kai man reikia, aš negaliu nurident normaliai. Kodėl? Bet grinai, kodėl? Nepavyksta man. Prašau, gali normaliai. Ir taip, gerai, žiūrėkit, dabar man nereikia tos... Nu ne. Ne, man nereikia šios duobės griauti. Žiūrėkit, man reikia, kad tu nusiridentum. Ne! Kodėl man nepavyksta? Nu gerai, žiūrėkit, dar man yra klausimas. Galiu aš tą sūrį suvalgyti? Aš tiesiog noriu... O, galima! Pasimk sūrį, pasimk. O, valgom sūrį, galima jį suvalgyti? Negalima. Galima tą rutuliuką pamaitinti sūrį. Valgyk sūrį, valgyk. Valgyk sūrį. Kas pasakė? Kas bra? Suvalgiai sūrį. Gal snevit? Ką? Jis tiesiog pradėjo didėti ir mes mirėm. Bet aš atgavom nuo achievementą, tai yra gerai. Bet aš noriu to pinigų maišo. Tai, žodžiu, mums reikia kažkaip tai... Prašau, tavęs nereikia. Nesiridenk į duobę. Kodėl jis tiesiog ridenasi į duobę. Tarkim. Tiesa, raudonas rutuliukas yra didesnis, tai gal... bus tada lengviau nurident. Tai yra daugiau šansų, kad užlipsim. Žiūrėkit, va, mes jį nuridenam iki ten. Va, viskas. Stok, neridenkis taip. Prašau, sustok tavęs, prašau. Sustok, man reikia, kad tu būtum prie ton. Sustok. Ne, nušturnas. Plagat, gal jis dar nenukris. Nenukris jisai. Kodėl? Aš nukritau pats. Aš nesuprantu, man tiesiog reikia, kad... Ne, aš blogai vėl paridinau jį. Ne, man nepavyksta. Žodžiu, susitiksim, kada man pavyks. Man pavyko, bet dabar reikia labai atsargiai. Man nepavyko. Žiūrėk, man atrodo, bet man tiesiog atrodo, kad reikia raudono rutulio. Nes šitas, jisai tiesiog per mažas. Jisai yra per mažas, suprantat? Ir dar man yra vienas klausimas, gal šitoj pusėje kažkas yra? Nes čia irgi yra kažkokie laipteliai. Tai yra kalnai, tipo kalnai. Kodėl man nepavyksta nurident normaliai
Ne į tą pusę. O, teisingą pusę išsirinkai. O, viskas, jas. Dabar klausimas, ar čia galima kažkaip tai... Jo, tikrai čia galima užlipti. Bet gal dar čia kažkaip... Žodžiu, beliu kokiu atveju mums reikia dabar tiesiog... O gal tiesiog ant medžių užlipti? Gal pavyks? Gal tiesiog ant medžių užlipti kažkaip tai pavyks? Ant medžių užlipti, gal ant medžių... Tikrai ne šiaip sau tas medis yra. Ai, viskas, aš pats krentu. Tai jo, logiškai. O, pagaliau! Ačiū tau. Gerai, aš nenoriu rizikuoti. Va, čia, teisingai. Teisinga pusė įsirinkai. Šok, prašau, šok ant jo. O, čia rimtai kažkas yra? Pala, jeigu čia galima įkristi? O, galima. Aš suradau kažkam kalėjime ir kas čia yra? Šiukštis, gerai, šiukštis. Čia kažko žmogus prašo. Keitas, jį reikia išleisti. Iš kur man gauti raktą? Tam, reikia prie tos pilytės. Stop, ką? Taip, jinai... Va, jam turi raktą. Aš pasimsiu, ačiū. Va, aš negaliu eiti. Aš paėmiau tavo raktą. Tai mano mėgstamiausias raktas. Ne. Tu, mane tiesiog nužudė pelė su kardu. Žodžiu, mums reikia vėl šitą rutuliuką padaryti raudonu ir vėl nukristi tą skylę. Ne, šok, viskas, krenta. Gerai, tai žodžiu, mums reikia kažkaip iš jos paimti raktą, kad mūsų nenužudytų. Gal aš galiu kažkaip atrankyti, aš paimu raktą. Spaudinėkis, aš spaudžiu, bet nevyksta nieko. O gal aš galiu skardą paimti? Aš galiu paimti, jūs skardą atimti. Kad ne tokia, jama, pasimti, pavyko rimtai. Aš galiu nužudyti. Man nepavyks nužudyti. Gal man kažkaip su kardu pavyksta atidaryti tą spyną šitą. Opa. Ne, šitą takai tada užau. Sako, nemušk, nežudyk manęs. Aš tiesiog nužudysiu. Tai ką, man tiesiog reikia nužudyti? Sako, okei, tai vis... Ką? Tiesiog mane nušovė? Rimtai? Kod. Nežinau, ką tai reiškia, bet... Tiesiog mane nušovė. Tai? Žodžiu, mes jau gavom labai daug achievementų. Bet jau užtenka. Tai jeigu jūs norite antros dalies, tai statykit laikus, prenumeruokit mane ir laukit tęsinio. Tai viso gero.